Trejetas iš Rūgpienių kaimo. Scenarijos autorius Uspenskis, režisierius Popovas, kompozitorius Krylatovas. Filmą dubliavo aktoriai Gelžinytė, Žebertavičiūtė, Girdvainis, Žebrauskas, Saulevičius ir Jakšys. Dubliažo režisierė Chadaravičiūtė, garso režisierė Rekašiūtė, redaktorė Dubauskienė. Lietuvos televizija. Ne taip, dėdė Fiodorai, valgai sumuštinį. Tu negerai laikai. Reikia laikyti taip, kad dešra pirmiausia pakliūtų ant liežuvio, tuomet sumuštinis bus skanesnis. O iš kur tu žinai, kad mano vardas dėdė Fiodoras? Aš savo name visus pažįstu. Aš gyvenu ant aukšto ir viską matau. Mane vadina Katinu Matroskinu. Tai mano tokia pavardė. Dabar mano aukštą remontuoja ir aš neturiu kur gyventi. Dėdė Fiodorai, ar tu tik vieną turėjai sumuštinį, kurį netaip valgiai? Namie dar turiu. Nori? Einam pas mane gyventi. Tavo mama išvys mane? Niekas neišvys. O gal tėtė užstos? Kažkodėl katė dvokė. Ne kaip kitaip, kaip čia dėdė Fiodoras bus katiną atsitempęs. Na ir kas? Vienas katinas mums netrukdys. Tau netrukdys, o man trukdys. Tu pats pagalvo, kokia nauda iš to katino. O kam? Būtinai reikia naudos. Kokia, pavyzdžiui, nauda iš šito paveikslo? Iš šito paveikslo labai didelė nauda. Jis sustoja 2 skylės sienoje. Na ir kas? Ir katinas duos naudos. Jis galės peles gaudyti. Pas mus nėra pelių. Mes susiveisim. Jeigu tau šito katino labai reikia, prašom rinktis arba jis, arba aš. Na. Žinoma, tave renkuosi. Aš seniai tave pažįstu, o šitą katiną pirmą kartą matau. Brangus mano tėveliai, tėtė ir mama, aš jūs labai myliu, bet ir žvėrelius labai mėgstu. Ypač visokias kates. Taip, o jūs man neleidžiate jų turėti. Todėl aš išvykstu į kaimą ir ten gyvensiu. Jūsų sūnus dėdė Fiodoras. Ir katinas. Sveiki, priimkite mane gyventi. Aš jums viską saugosiu. Dar ko? Mes patys neturime kur gyventi. Taigi po metų pas mus atbėg, įsikursime, susitvarkysime. Tu, Matroskinai, patylėk. Geras šuo dar niekam netrukdė. Mes geriau sužinosime, ar yra kaime tuščias namelis. Taip, yra. Aš jums vieną namą parodysiu, ten niekas negyvena. Šeimininkai persikėlė už upės. Ar krosnis ten yra? Užima pusę virtuvės. Na kaip, ar priimsite mane gyventi? Ar paskui atbėgti po metų? Priimsim, 3 bus linksmiau. Kuo tu vardu? Šarikas, aš paprastas šuo, o ne veislinis. O mane dėdė Fiodoru vadina. O katiną Matroskinu. Tokia pavardė. Labai malonu.
Namas tuščias, gyvenkite, kas norite. Į sveikatą. Ačiū. O tu, berniukėno, iš kur čia pas mus kaime atsiradai? Aš niekieno, aš esu berniukas. Niekam nepriklausau. Iš miesto atvykau. Šitaip nebūna, kad vaikai būtų niekieno. Vaikai būtinai turi kieno nors būti. Kodėl nebūna? Aš, pavyzdžiui, katinas, niekieno katinas. Niekam nepriklausau. Ir aš niekam nepriklausau. O kodėl jūs taip domitės? Gal jūs kartais iš milicijos? Ne, aš ne iš milicijos. Aš iš pašto. Aš vietinis laiškanešys, Pečkinas. Todėl viską turiu žinoti, nes paštą aš išnešioju. Jūs, pavyzdžiui, ką užsiprenumeruosite? Aš užsiprenumeruosiu Murzilką. O aš ką nors apie medžioklę? Aš nieko neužsiprenumeruosiu. Taupysiu pinigus. Kodėl mes visą laiką be pieno ir be pieno? Taip ir numirti galima. Reikia nusipirkti karvę. Reikia. Tik iš kur pinigų paimti? Gal pasiskolinkime iš kaimynų? O kaip atiduosime? Grąžinti tai reikės. Grąžinsime pienų. Jeigu pieno grąžinsime, tai kam tada karvė? Vadinasi, reikia ką nors parduoti. O ką? O kas nereikalinga? Norint parduoti, kas nereikalinga, pirmiausia reikia nupirkti tą, kas nereikalinga, o mes pinigų neturime. Štai, Šarikai, tave parduosim. Kaip tai? Mane? Nieko neparduosime. Eisime lobio ieškoti. Mane! O ką reiškia lobis? Ir kaip aš anksčiau nepagalvojau apie lobį. Dabar tai mes karvę nusipirksime ir darže galėsime dirbti. Ir turguje visko nusipirkti galėsime. Ir parduotuvėje. Mėsą geriau pirkti parduotuvėje. Kodėl? Tenai daugiau kaulų. Valia! Lobis. Atiduok! Atiduok! Kam aš sakau? Atiduok! Pakliuvai? Šitas paukščias snapis pavogė mano olimpinį rublį. Jį reikia atiduoti į polikliniką. Bandymams. Negalima jo atiduoti į polikliniką. Mes jį perauklėsime ir išmokysime kalbėti. O ką jūs šioje skrinioje vežate? Mes buvome grybauti, aišku jums? Žinoma, aišku. Kasgi čia neaiškaus? Jie ir su lagaminais eitų grybautis. Tai tu kaltas viską jam leidai. Jis ir išpuiko. Jis tiesiog mėgsta žvėrelius, užtat ir išėjo su katinu. Reikia, kad namie būtų ir šunų, ir kačių, ir draugų visas būrys, ir įvairių gaudynių, slėpynių, tada vaikai niekada nebėgs iš namų. Tada tėvai ims bėgti. Todėl, kad aš ir be to labai pavargstu darbe. Aš vos galiu žiūrėti televizorių. Ir apskritai tu man savo kvailišių nepasakok. Geriau sakyk, kaip mums sūnų surasti. Reikia parašyti į laikraštį skelbimą, kad dingo berniukas. Jį vadina dėdė Fiodoru. Ūgis 1,20 m. Jeigu kas pamatys, tegul mums praneša. Kam mes jį čia veltui lesinam? Tegul ir jis naudos duoda. Na, sakyk, kas ten? Kas ten? Na, sakyk, kas ten? Tu neturi ką veikti.
Geriau dainą kokią išmokyk ar eilėraštį. Dainas aš pats moku dainuoti, tik iš jų jokios naudos. O kokia nauda iš tavo jokas ten? Štai tokia. Kokia? Ateis svetimas žmogus, kai mūsų nebus namie. Na ir kas? Pradės į duris belstis, paukščiukas paklaus, kas ten. Tas kažkas pamanys, kad namie kažkas yra ir nieko jis nevoks. Aišku tau? Kas ten? Kas ten? Valio! Prabilo! Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Tai niekas. Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Kas ten? Kas ten? Kas ten? Kas ten? Kas ten? Kas ten? Tai aš, laiškanešys Pečkinas, atnešiau žinutę apie jūsų berniuką. Dingo berniukas, akys mėlynos, ūgis 1,20 m. Tėvai jo ieško. Kas suras, bus įteikta premija dviratis. Neliūdėk, dėdė Fiodorai. Ar maža tokių berniukų? Gal ir nemaža, bet ne už kiekvieną duoda dviratį. Tu jau aš jūsų berniuką išmatuosiu. Mama ir tėtė, aš gyvenu gerai, tiesiog puikiai. Aš visko turiu, oi. Mano mama ir tėtė. Gyvenu gerai. Tiesiog puikiai. Viską aš turiu savo namą, jis šiltas. Jame vienas kambarys ir virtuvė. Tik be jūsų labai liūdžiu, ypač vakarais. Sveikata mano nekokia. Letenas suka. Tai uodegos nebenulaikau. O pastarosiomis dienomis pradėjau šertis. Senas kailis baigėsi, nors namo neik. Užtat naujas kailiukas bus švarus švelnus. Taip, kad mano gaurai padidėjo. Viso gero, jūsų sūnus dėdė Šarikas. Kas jam padidėjo? Gaurai. Jis dabar net žiemą galės ant sniego miegoti. Nieko nesuprantu. Gal mes išprotėję? Gal mes patys esam gauruoti? Gal mes irgi galime ant sniego miegoti? Jeigu mes išprotėjome, tai neįsikė, abu kartu išprotėti galima tik po vieną. Tik gripu visi kartu serga. Sveiki, aš laiškanešys Pečkinas iš Rūhpėnių. Tai jūs dviratį duodate už berniuką? Tai tu kaltas, kad dėdė Fiodoras susirgo. O kodėl aš? Kodėl? Tu jį pagirdė šaltų pienų. Dar gyrėsi. Štai kokį šaltą pieną mano karvytė duoda. Ir šaldytuvo pirkti nereikia. Kas ten?
Savi? Tokiu oru savi namie sėdi, televizorių žiūri. Tik svetimi šlaistosi. Atidarysim durų. Atidarykit. Tai mano tėtė su mama atvažiavo. Matote, ką jie padarė iš jūsų sūnaus? Jos to jau pat reikia nugabenti į polikliniką bandymams. Kur aviečių uogienė? Prašom štai jiem. Oi, aš net nežinojau, kad katinai tokie protingi. Aš maniau, kad jie tik medžiuose moka kniaukti. Pamanyk, aš net nesiuvinėti moku. Mašina irgi. Tu, sūneli, kaip nori, bet mes tave į miestą pasimsime, tau reikia priežiūros. O jeigu tu nori su savim pasimti katiną ar šariką ar dar ką nors, imk. Mes neprieštarausim. Na, Matroskinai, ar važiuosi su manimi? Važiuočiau, jei būčiau vienas. O dabar ir karvė, ir ūkis, ir atsargų žiemai reikia. O tu, Šarikai? Mes pasiliksim. Tu geriau atvažiuok pas mus per atostogas. Arba į svečius sekmadieniais. Sustokit! Sustokit! Štai, prašom, jums su juo bus linksmiau. Kas ten? Tai aš, laiškanešis Tečkinas, atnešiau žurnalą Burzilką. Oi, kaip nemalonu. Mes visiškai užmiršom Pečkiną. Ir gerai, jis labai nemandagus. Atleiskite, kodėl aš buvau nemandagus? Todėl, kad neturėjau dviračio. O dabar aš būsiu mandagus, geras. Kokį nors žvėrelį auginsiu. Kad būtų linksmiau gyventi. Namo ateini, o jis tavimi džiaugiasi. Atvažiuokite pas mus į Rūgpienius.